Kągi, mes jau prisiregistravome, savo profilius susitvarkėme, galime pradėti atlikti dienos užduotis. Ir kaip matote, aš jau randuosi čia savo pačiam pagrindiniam puslapį, jūs jį matote tik prisijungę prie savo ofiso. Ir norėdama atlikti dienos užduotis spaudžiu tašk, štai čia. Ir mums atsiveria štai toks langas. Taip, atsiveria ir spaudžiame mėlyną štai šią juostelę. Paspaudę mums atidarys mūsų 15 nuorodų, 15 reklamų. Jeigu štai matote tokį vaizdą, vadinasi, neatsidarė, kartais gali atsitikti jums taip pat, spaudžiate F5. Paspaudus F5, puslapis restartuojasi ir jis atsidaro. Taigi, ir pirmoji reklama dega mėlynai. Spaudžiame ant pačios pirmos reklamos, kuri degs mėlynai, ir jos nuoroda štai įsikelia čia, kaip matot. Spaudžiame tada Go to page, įeiti į šį puslapį ir mums atidaro reklamą. Ir kaip matote, iš karto pradeda eiti laikas atgal nuo 90 sekundžių, nes bronzos pakete vienoje nuorodoje turėsime išbūti 90 sekundžių. Na, nebūtina mes turime ją čia žiūrėti, galime gerti kavą, galime skaityti savo naujienas atsisėdę, svarbu, kad tam puslapį išbūtume 90 sekundžių. Nes mes keliame kompanijų reitingus, kurios būtent ir kreipiasi į mūsų to, kad pakeltume jų reitingus, kad jos atsidurtų pirmose Google puslapiuose, kad sulauktų daugiau žmonių ir pasikeltų savo pelną. Tai mūsų toks ir darbas yra. Laukime, kol pasibaigs 90 sekundžių ir jeigu kartais jau jums ko nors prireikia nuveikti, pasistengime daugiau negu 5 minutėms nenueiti nuo kompiuterio. Todėl, kad jeigu jūs užtruksite ilgiau, sakykime 10-15 minučių ir būsite jau peržiūrėję kokias 5 reklamas, tai sugrįžę turėsite jas žiūrėti vėlgi iš naujo. Todėl, jeigu jau nusprendėme atlikti šiandienos darbą, tai pasistengime ją vis ir padaryti toli nenuėję. Dirbate 5 dienas per savaitę, daugiau neleidžia ir nėra svarbu, kurios tai dienos. Jau pasirenkate patys, ar tai savaitgalis, ar darbo dienos, nėra skirtumo. Jeigu kartais jūs negalite prisijungti, sakykime, ar ne 5 dienų per savaitę, tą savaitę kažkur esate išvykę ir neturite prieigos prie kompiuterio, tai nieko baisaus, jums niekas nieko nenuskaičiuos, paprasčiausiai. Už tą dieną negausite pinigų užmokesčio savo. O kaip žinom, kiekvieną dieną bronzos pakete gaunam $3. Peržiūrėję reklamas. Kaip matom, mūsų laikas jau pasibaigė ir mums išmetė štai šią raidžių ir skaičių kombinaciją. Mes turime juos suvesti. Suvedę. Spaudžiame finish. Ir mums taip rodo, kad viskas yra gerai. Reklama peržiūrėta. Mes ją per X čia išjungiame. Ir kaip matome, ji užsidegė žaliai. Sekanti reklama vėl dega mėlynai, kurią mes vėl spaudžiame ir vėlgi einame į tą puslapį. Paspaudę Go to page, vėlgi įeisime į reklamą ir žiūrėsime sekančią reklamą. Taip ir žiūrime visas 15 reklamų. Bronzos pakete, kaip matote, yra jų 15. Toliau, kai jau turėsite boosterį, jų vis mažės. Taigi, taip ir žiūrime 15 reklamų ir jums štai čia pasirodys $3, kuriuos jūs gausite kiekvieną dieną. Ir visą savaitę tie $3 jums vis dasidės. Rodys datą ir sumą, kurią uždirbate. Ką dar noriu pasakyti? Kiekvieną savaitę jūsų pinigai, tai yra dažniausiai pirmadienį, kartais būna antradienį, jeigu daug darbų, bet pirmadienį, antradienį jūsų pinigai persikelia į balansą. Ten jau rodys nuliukus, o čia pinigai bus persikėlę. Sakykime, bronzos pakete, tai bus $15. Jie bus balanse. Kągi, su dienos užduotimis tiek, sėkmės jas atlikinėjant ir iki kitų įrašų.